Vilniečiai, kurie registruoti čia ir palieka PVM Nidai. Tai atsakysiu į tą klausimą, jog tiek PVM, tiek pelno mokestį, tiek visi kiti mokesčiai yra tiesiai valstybei, nei Nidai, nei kitai savivaldybei. Vienintelis mokestis yra GPM, kuris atitenka savivaldybei. Tai Vilniečiai, Kauniečiai, kai jie deklaruoja gyvenamą vietą, jie tampa nebe Vilniečiais, o neringiškiais, ko mes labai džiaugiamės. Bet dėja, pagal Lietuvos Respublikos priimtus teisės aktus, kuo savivaldybė daugiau surenka GPM, tuo jo lieka vis tiek pat, kaip ir visom kitom savivaldybėm. Mums GPM yra paliekama tik tai 28% nuo surinkimo. Mūsų savivaldybė procentinė išraiška yra didžiausia donorė tom savivaldybėm, kuris GPM nesurenka. Tai mūsų GPM padalina visom kitom 55 savivaldybėm, kurios Lietuvoje nesurenka iki nustatyto Seimo procento. Tai gal jiem tada reikia gražinti mokamą įvažiavimą į Nidą ir susirinksi tos pinigus, kuriuos atima? Mes beje esame tą padarę, nes turėjome pasirodo daugybinius atvejus, kurių nežinojome daug metų, bet nuo pernai mes panaikinom galimybę neringiškių būti 3 mėnesius vasaros sezono metu. Ir tapti daug pasirodo. Ir tapti Vilniečiu rugsėjo 1 dieną. Nes reikia į mokyklą vaikus. Ir parkingo Vilniuje reikia automobiliui prie namų, bet baisiausia tame, kad jie gaudavo lengvatą iš mūsų nemokamai važiavimą, kurį mes čia apkalbėjom, ko negauna neringiškiai, kitus privalumus, parkingą Nidoje ir išsideklaravę GPM Lietuvos valstybė apskaičiuojamas paskutinį mėnesį. Ir Vilniaus savivaldybė gaudavo tik GPM, mes tik suteikdom jiem lengvatą. Tai dabar taryba yra priėmus, kad jeigu nesi metus deklaravęs Neringoje, jeigu naujas gyventojas atsikrausto ir pirmą kartą deklaruoja, jis gauna iškart lengvatas nuo tos minutės, bet jeigu jisai kažkada įsideklaravo ir vėl prisideklaravo, lengvatas gaus tik tai metus išbuvęs Neringos gyventojų. Kitaip moka. Tai taip, kad tą esame įvykdę, ką jūs sakot. Jūs apgavote elitą? Ne, mes jo neapgavom, tiesiog mūsų daug metų apgaudinėjo.